Sveiki, dabar pademonstruosiu, kaip reikia ištirti alkūnės lateralinę arba šoninę sritį. Galime pradėti tiesiog kreipdami daviklį iš karto tokią sagitalinę plokštumą ir kas yra svarbu, kad pacientas šiek tiek sulenktų ranką. Ne per daug, bet ir nebūtų per daug ištiesta. Kas mums yra svarbu, tai yra surasti žastikaulio grynai lateralinį antkrumplį ir be prisitvirtinančią prie josios būtent lenkiamą bendrąją sausgyslę. Atsiprašau, tiesiamą bendrąją sausgyslę. Ir mes matome štai visos sausgyslės prisitvirtinimo vietą, keliaujant štai distalin, mes matome štai stipinkaulio pačią galvutę ir skirtingai negu lenkiamoji bendroji sausgyslė, mes matome, kad tiesiamoji bendroji sausgyslė yra daug ilgesnė, jinai tvirtinasi irgi plačių pagrindų prie mūsų lateralinio antkrumplio, o raumeninė dalis prasideda daug distaliau. Taip pat, kai mes įvertinam, susirandam pačią inserciją, mes irgi keliaujame su davikliu į priekinę dalį, keliaujame į užpakalinę dalį irgi įvertinam visą plačią sausgyslės inserciją. Taip pat galime pasukti, aišku, daviklį ir į skersinę plokštumą ir įvertinti sausgyslę štai skersinėje pačioje plokštumoje irgi žiūrėti, ar nėra kažkokių tai žemesnio tankio zonų, nerezinių zonų ar netgi dalinių plyšių. Vertinant, koks raumuo tvirtinasi ar vertinant atskirus raumenėlius, būtent ekstenzorių, mums irgi pravartu nukeliauti dar kartą į riešo sritį, kadangi nuo riešo srities mes aiškiai pamatysim, kur koks raumuo tvirtinasi. Štai mes matome visus ekstenzorius, tačiau juos išdiferencijuoti iš tokio vaizdo gan sudėtinga, todėl keliaudami štai riešo srityje, aš pasiekiu riešo grynai sritį, riešo nugarinį paviršių ir čia aš matau štai alkūnkaulis, vadinasi iš alkūninės srities čia mums bus extensor carpi ulnaris, einant link radialinės pusės bus extensor digiti minimi raumuo, dar radialiau extensor digitorum ir kylant šiek tiek aukštyn dar vienas raumuo, kuris įeina į tiesiamosios sausgyslės sudėtį, tai extensor carpi radialis brevis. Būtent visi šitie raumenys, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi ir extensor carpi ulnaris ir sudaro bendrą tiesimą sausgyslę, kuri tvirtinasi prie lateralinio žastikaulio antkrumplio. Taip, tiek iš alkūnės lateralinės srities ultragarsinio tyrimo.